Taip, tai kas sveiki, kas dar gal prisijungs, tai prisijungs. Tai aš esu Povilas Andrius Stepavičius ir esu šito muziejaus rinkinio kuratorius. Tai kitaip tariant, čia gali būti garso iš Spartos arba nežinau iš kur Spartos gal ateis. Tai esu šito muziejaus rinkinio kuratorius, tai vienu žodžiu čiupinėjau visus daiktus, kurie čia ateina, kurie pasirodo. Ir kartu su Saulium Pelinku esu šitos parodos, kurioje mes sėdime kuratorius. Ir besirengiant parodai, visą laiką galvojom, kokius renginius reikės su paroda sukergt ir kaip čia kas turėtų atrodyti. Ir taip man šovė į galvą, kad mes kai kurios eksponatus čia eksponuojame, bet dėja negalime duoti nei jų pavartyti, nei tiesiog neturim tokių dabar galimybių, nei plačiau apie juos papasakoti, nes tada teksto pasidarys labai daug ir visiems bus nuobodu ir reikia tada papasakoti kitaip. Ir vienas iš eksponatų, kurį šiandien pristatysiu, tai yra Aleksanderio Libo albumas. Gal su klaustuku, gal ne su klaustuku, pasižiūrėsime, kaip čia pavyks. Jį galima pamatyti eksponuojamą kitoje salėje. Ir pavadinau šitą tokį pokalbį. Čia tikrai nebus akademinė paskaita ir nebus gal kažkokių, kaip čia sakyti, mąstymą keičiančių išvadų ir tezių, bet bus gal labiau pasižiūrėjimas į miestą, į praeitį, į 20-ojo amžiaus reikalus per vieną albumą ir per vieno albumo istoriją ir taip pat per vieno žmogaus atsiminimus. Taigi, Šmuelis Aleksanderis Libo. Čia jau gavau klausimą prieš paskaitą, kodėl Šmuelis. Tai ne aš pats sugalvojau, bet apsilankiau Judaiko skyriuje Nacionalinės bibliotekos ir man Lara Lempertienė parodė Lietuvos Jeruzalės gydytojų tokią knygą. Ir tenais jis buvo pavadintas Šmuelis Aleksanderis Libo, ir aš tokią kaip duoklę palikau, galvoju, gal turbūt sudarytojai knygos žinojo daugiau. Aš kaip tyrėjas eksponato iš kitos šiek tiek pusės pasižiūrėsiu. Ir turime jums pirmą nuotrauką iš albumo pats Libo, Lukiškių tuometinėje Lenino aikštėje. Jis įamžinęs ir yra jo tokia nuotrauka. Kodėl Lukiškių aikštėje mes paskui sužinosime, bus papasakota. Ir trumpa tokia biografija, 1890-ieji gimsta Vilniuje, mokosi Hederyje, pirmojoje gimnazijoje, paskui įstoja į Dorpato, arba dabar mes Tartu vadinam, o jisai kaip atsiminimuose parašė Jurjevo universitetą ir baigia ir tampa gydytoju, laringologu, ir trumpai tariant, loru visą laiką ir pradirbo. Dalyvavo pirmajam pasauliniam kare, ne kaip karys, bet kaip karo gydytojas, ir nuo 18 iki 43, čia ne klaida, tikrai net ir iki 43 jis laiko, kad dirbo gydytojų Vilniuje. Tuos 2 metus, tarp 41 ir 43, jis dirbo Vilniaus gete gydytojų. Ir 34 ir 44 slėptuvė Benediktinių vienuolyne, arba tuo metu buvusiam, bet ir Vilniaus miesto archyvo pastate, 45 metai išvykimas iš Vilniaus. Po to jisai išvyksta į Lodzę, įkuria Lietuvos žydų tokią tarybą, ir jos būna ten ilgų viršininkų, paskui sugrįžta į Vilnių ir galiausiai išvyksta ir gyvena Izraelyje iki pat mirties 1970 metais. Libo paliko atsiminimus, arba galime pasakyti, 60 metais juos užrašė Tel Avive. Ir jie yra pasiekiami Jad Vašemo archyve. Nuorodas nepridėjau, kad neapkrauti skaidrės, bet tikrai legaliai pasiekime bet kam, kas norite pasižiūrėti, sudaryti spalio 27 dieną ir išvardinau visas temas, kurias galima tose atsiminimuose perskaityti. Persirašiau tos atsiminimus, kad mašinraščio visą laiką nevargti ir Ctrl+F panaudota, kai kažko ieškai. Tai temų yra gerokai daug visai. Kai kurios, kaip čia pasakyti, turbūt klausimynas visų išgyvenusių arba turėjusių tokį likimą yra panašus. Ir mes kai kurios tos atsiminimus paliesime, kadangi jie yra tiesiogiai susiję su nuotraukomis ir su tuo, kas yra užfiksuota Libo albume. Taip atrodo lenkiška dalis, kita dalis yra hebrajų. Aš čia dabar galiu susimauti, neatsimenu dabar tiksliai ar hebrajų ar jidiš, bet manau, kad hebrajų kalba. Bet yra visokių intrapų jidiš kalba, kur čia salėje sėdinti Rasa man padėjo susigaudyti kartu su Lara Lempertiene
tai iš judaikos skyriaus, tai visai buvo labai smagu, nes, aš dar tiek neišmokau šiame pasaulyje. Tai trumpai nacių okupacijos Vilniuje pradžia. Aleksandras Libo atsimena, kad birželio mėnesį šeštadienį vyko į Valakampius su šeima, kitą dieną prasidėjo Vilniaus miesto bombardavimas ir prasideda nacių veržimasis į Vilnių ir Aleksandras Libo tampa pirmo Vilniuje susprogdinto Antro pasaulinio karo metu namo liudininku. Pirmasis, kuris sprogo, tai yra tokia labai dabar keista vieta, kur Klaipėdos gatvė, Pylimo gatvės kampas, buvo ten toks baras, lariokas labai keistas, tai dabar ten tokia keistokia vieta. Tai ten gėlių parduotuvė buvo ir pasakoja, atsimena, kaip jisai gelbėti žmonių. Nacijų įvedama tvarka, tai J raidė, geltoni lopai, šainai ir visi kiti dalykai, viskas, kas tikrai jau yra girdėta. Jo suėmimas, apie jį mes pakalbėsime daugiau, gyvenimas gete, kaip getas atrodė, kaip judenratas iš ko susidėjo, kokia policija buvo, rabinai ir geto religinis gyvenimas, pasakojama, kaip kultūra visai aišku formuojasi. Taip pat minimas ir Zeligas Kalmanovičius ir tikrai, jeigu kas skaitėte Kalmanovičiaus dienoraštį, tai galima jį paraleliai paskaityti ir ieškoti vietų, bet kaip iš kitos pusės žiūrima. Laikraščiai, mokyklos, kultūrinis gyvenimas, vaikų švietimas, tai aišku, tame visame reikale jisai pasakoja, kaip ir gydo visus vaikus ir panašiai. Didžiojo geto likvidacija, kailis, Guonų gatvė, gyvenimas kailio fabrike. Ir jau iš tada jis išgirsta vaikų akciją ir yra per stebuklą neišvežamas pats į Estiją. Ir tada du dalykai - archyvas ir gyvenimas pasislėpus. Apie visas beveik temas mes pasižiūrėsime per nuotraukas, nes šios dienos pasakojimas yra mes nesileisime į patį Antrą pasaulinį karą, bet žiūrėsime per nuotraukas ir ką mums gali viskas pasakyti. Jeigu norite pasidomėti šiaip apie šitą stebuklingą gelbėjimo istoriją, tai yra Rimanto Stankevičiaus kelios knygos, viena iš jų yra 10 stebuklų liudytojai, tai 43-44 metai, 3 asmenys, ir pagalbininkai jų žinoma, tai kunigas istorikas Juozapas Stakauskas, mokytojas Pranas Žemaitis ir sesuo Benedikta, arba kitaip mums jau geriau žinoma Marija Mikulska, tuometinėme buvusiam benediktinų vienuolyne slėpė ir išgelbėjo 12 žydų. Mes čia galime pamatyti Libo šeimą, Jafių šeimą ir, žinoma, Bakų šeimą, mamą ir sūnų, Ješunskius, kurie bus svarbus šitam pasakojimui, ir, žinoma, Miriam Rolnikaitė, arba mes kitaip iš knygos geriau žinome Mariją Rolnikaitę, kurios knyga irgi yra išėjusi į viešąją erdvę su vertimais. Tai jeigu dabar išleistume Libo atsiminimus, tai turėtume jau 3 atsiminimus iš tos pačios istorijos. Tai galima, aišku, žinoma, knygose susirasti, o mes keliaukime prie paties albumo. Albumas sudaro 191 nuotrauką, nebijokit, jūsų visomis nekankinsiu, tikrai, gal ne visos ir tokios svarbios ir įdomios. Kai, aišku, tarptų nuotraukų šitame skaičiuje yra iškarpos, atvirutės, ant viršelių yra tokios atvirutės uždėtos, kai kurios nuotraukos pasikartoja, 2 nuotraukų trūksta, matosi klijų žymės. Ir kažkaip įdomu su Rimantu Stankevičium kalbėjome, kad kai kurios jos figūruoja nuotraukos, bet kažkodėl šitam albume jų nėra. Ir bent vienoje nuotraukos pusėje, kitoje pusėje yra įrašas jidiš kalba. Kodėl bent vienoje, nes viena iš jų atlipo ir aš galėjau pasižiūrėti, kas yra kitoje pusėje. Nenorėjau kitų plėšti, bet turbūt ir kitose yra. Tai jums dar kartą paliudija, kad turbūt pats Libo gal ir užrašė viską. Taigi, istorijos pradžia. Pradėsime nuo galima sakyti, atsiminimų vidurio. Ir visur išverčiau, čia mano vertimai neredaguoti, tai jeigu kokių klaidų bus arba neaiškumo išsiaiškinsime. Tai Libo atsimena, dėl pragyvenimo lėšų stygiaus, rizikuodamas savo gyvybę, reaguodamas į Lenko tėvo prašymą pasirūpinti jo sergančių vaikų, sutikau vykti į miestą pas jo sergantį vaiką. Tai buvo kazino kino teatro valdytojas ponas Zablockis, kuris gyveno šalia Subačiaus gatvėje. Išeidamas iš jų buto susidūriau su lietuvių kalėjimo prižiūrėtoju. Jis apžiūrėjęs mano kišenes per stebuklą mane paleido į getą. 56 metais, būdamas Vilniuje, nufotografavau tą kiemą, kuriame galėjau pražūti. 56 metais fotografavau Paneriuose, Užupio žydų kapinėse, sinagogą, Vilniaus gatves ir skersgatvius. Ir šita nuotrauka yra tas kiemas, nes
Ilgai stebėjau tas nuotraukas, tai yra viena iš to Subačiaus, kurią atsekiau, kad čia yra Subačiaus kiemas, mums padeda Šventos dvasios cerkvė ir pastatai, bokštai. Deja, negalėjau surasti, kaip dabar atrodo, Google Maps nebuvo padarę jokio kiemo nuotraukos, tai negalėjau, bet tikrai tokia keista kiemo nuotrauka ir sudėjus su atsiminimais, galime sakyti, tikrai lemtinga Liubo vieta. Žinoma, vilnietiško gyvenimo atvaizdai, kas yra įdomiausia, Liubo atvykęs į Vilnių 56 metais stengiasi užfiksuoti jam širdžiai brangias vietas ir žinoma tas vietas, kurios, ne vietos jį išgelbėjo, bet ten, kur jisai buvo išgelbėtas. Čia mes nerasime albume naujų rajonų nieko, mes rasime senamiestį, rasime miesto centrą, mes net nerasime nieko, kas yra už Lukiškių aikštės, bet mes pamatysime jo tokią erdvę, kur jisai vaikščiojo, matė ir kažką galėjo pamatyti. Taigi, tuometinė, kokia jisai gyveno, 41 metais jisai buvo suimtas, va šitame name, tai yra su šituo namu susiję, visai neseniai, keletą metų tik tai namas stovėjo iki 49 Margonskio architekto kūrinys. Ir Liubo, tuo metu tai buvo Mažoji Pohulianka 3, dabar Konstantino Kalinausko gatvė 3, gyveno ir per langą, tikėkime, nežinau, kur jo tiesa langai buvo, bet gali būti, kad langai buvo į Vilniaus zoologijos sodą ir gal matė tos žvėrelius. Reikėtų pasižiūrėti ir dabar daug nacionalizacijos bylų yra prieinama internete, tai tikrai galima pasižiūrėti. O mes tada keliaukime toliau. Va. Taip, namas, namo ir kita yra nuotrauka, gatvės galime pasižiūrėti, grindinys ir panašiai. Žinoma, Liubonų nebuvo fotografas, nesitikėkime iš jo aukštos meninės kokybės, nesitikėkime Jano Bulhako lygio ar kažko, bet be to tos nuotraukos yra visos labai mažo formato, aš jas tik tai jums čia išdidinau. Kas yra įdomu, kas dar vienas ženklas liudijantis, kad Aleksandras Liubo darė šitą albumą, yra vienintelis albume įrašas ranka. Už kitų, kaip ir pasikartosiu, gal kitose nuotraukų pusėse irgi yra tie įrašai, bet dar neplėšiau. Tai parašyta mūsų kiemsargiai ponia Janova su sūnu Vaceku. Tai sūnus čia. Dabar aš jau šitas nuotraukas beveik mintinai moku ir galiu sapnuoti jas, bet čia nemanau, kad yra ponia Janova. Aš manau, ponia Janova yra čia. Galbūt kažkoks sumaišymas įvyko, galbūt kažkaip netaip padaryta, va čia visa yra šeima. Ir apie juos atsiminimų, aišku, irgi yra daug. Matosi, ką galime sužinoti, namas turi, aišku, ne kiemsargė, taip negalima gal sakyti namo prižiūrėtoja, kuri rūpinasi namo ūkiniais reikalais. Ir ką mes galime sužinoti, jie pagal pavardę ir užrašymo, tai lenkakalbiai Vilniečiai, po karo liko Vilniuje ir pavyko Liubo net ir atvykus po 8 metų, tai ir po 11 metų su jais susitikti. Bet keliaukime į tokius intriguočiausius vaizdus, tai slėptuvė iš Liubo atsiminimų. Mes atsiklaupėme priengėje, po kelių minučių pasirodžius pro kiemo duris atėjo vienuolė Marija Mikulska ir jo ženklų pasiekėme ją iš paskos. Įžengėme į tamsų vienuolyno koridorių. Ji mums liepė nusiauti batus ir ilgu koridoriumi ėjome į slėptuvę, kurioje radome advokatą Jašunskį su žmona ir inžinierių Jakovą Jafę su žmona. Nuotrauka vaizduoja Šventos Kotrynos bažnyčią iš tokio įdomaus kampo. Dabar mes ten turime barą, tai kartais neužlenda mane, bet tikrai įdomus vaizdinys, toksai mistinis gal šiek tiek, kaip visas tas slėpimasis prasidėjo. Įėjimas į Benediktinių vienuolyną iš kitos pusės galime pamatyti, tokia tamsi nuotrauka, nepašviesinau. Tiesa, ir visos nuotraukos yra netvarkytos ir purvinos, tai tiesiog toks žalias vaizdinys jums yra. Bet mes dar apie visas dalykus pakalbėsime. Šita nuotrauka yra visai įspūdinga, nes tokią pačią nuotrauką tik tai savo knygos išleidimo metu, tai yra 21 amžiuje padarė Rimantas Stankevičius ir įdėjo. Ir komentaras yra nurašytas, tai buvusios slėptuvės langai, 1 aukštas, šito atveju medžiai užstoja, bet yra identiškas kadras ir jo knygoje tik tai iš šių laikų. Tai tie langai žinomi, viskas kaip atrodė, daugiau mažiau irgi yra žinoma, tai ir smagu, kad ir Liubo užfiksavo šitą vaizdą. Ką atsimena Liubo? Pagrindinis žmogus, dirbęs prie mūsų slėptuvės ir viską organizavęs, buvo lietuvis. Mano pastebėjimas, Pranas Žemaitis.
Pagal profesiją mokytojas, kuris oficialiai archyve dirbo Stalinui, bet iš tikrųjų priklausė lietuvių pogrindžiui. Netaisyti atsiminimai, primenu, tai gali būti ir kažkokių libo klaidų. Sunkiai jam užduotis teko, kai likus 2 savaitėms iki mūsų atvykimo į šią slėptuvę Ignoto gatvėje staiga mirė čia besislapstančio inžinieriaus Jafės motina. Padėtis buvo beviltiška. Pastate, buvusiam benediktinių vienuolyne ir gimnazijoje, dirbo vokiečiai. Aplink buvo daug svetimų žmonių. Žemaitis pats pasidarė karstą, kirtiklių iškasė duobę po mūsų ilgo koridoriaus plokštėmis ir naktį palaidojo ponę Jafę. Tik po išlaisvinimo praėjus keleriems metams ji buvo ekshumuota ir palaidota Dembuvkos kapinėse. Tai dabartinės sudervės žydų kapinės Viršuliškės. Tai vienas pirmųjų tokių palaidojimų. Vėlgi Ignoto gatvė, jau čia stovi kunigas Juozapas Stakauskas, irgi su juo susitiko, daug apsižiūrėjo. Ir prieš pradedant kalbėti apie Stakauską, mes dar sužinosime ateityje, kaip jisai pakliuvo ir kodėl, kaip buvo suimtas ir kaip viskas atrodė. Bet ką galime pasakyti, matosi, kad tuo susitikimo metu, dėja nežinau, kiek jisai laiko buvo Vilniuje arba Lietuvoje 56 metais. Nuotraukos gali pasakyti, kad jisai buvo tikrai ne dieną ir ne 2, manau, gal kažkiek tai pabuvo. Bet tikrai susitiko su Stakausku, su Mikulska nesusitiko, jinai jau buvo Lenkijoje, bet dėja nesusitiko, kažkaip keista nėra užfiksuota ir Prano Žemaičio, kuris šiaip 60-metį pradėjo dirbti Salomėjos Nėries mokykloje, arba anksčiau dirbo. Keista, kažkodėl nėra, nežinau kodėl, bet yra daug tokių vyriukų, kurių aš nebegaliu atpažinti. Taigi Juozapas Stakauskas, vėlgi čia ta pati slėptuvė, tie patys langai, tik iš toliau, ir koksai čia daržas, toksai sodas matosi. Archyvo direktoriumi buvo lietuvis Stakauskas, pagal profesiją mokslininkas ir istorikas. Sužinojęs, kad Nina, tai Libo žmonos sesuo, ir anglų kalbos mokytoja, iš karto ją pakvietė vesti poros valandų pamokas savo kabinete, vietoj to, kad jinai knygas nešiotų. Jie susidraugavo ir Stakauskas pasakė, kad norėtų susipažinti su jo šeima. Taip aš ir susipažinau su Stakausku. Atneždavau jam vaistų, gydžiau jį ir jo pavaldinius, tarp jų ir archyvo prižiūrėtojo Joasę, kuri vėliau vienuoliškais drabužiais apsirengusi aplankė mane Lodzėje. Po išlaisvinimo Stakauskas nusiskuto ilgą barzdą, apsilko sutaną ir paaiškėjo, kad jis buvo kunigas. Per vieną iš susitikimų Stakauskas pasakė, jei gete bus blogai, ateikite pas mane į archyvą, galbūt pavyks jūs paslėpti. Tai buvo 43 metų pavasaris. Pusės metų prireikė, kad Libo ateitų į šitą vietą. Gete, tuo metu, ta prasme, gete jisai dirbo, pagelbėjo ir archyve, buvo pristatytas ir prie šitų darbų, bet sugebėjo jau ir getą panaikinti ir į kailį perkelti ir tik iš kailio Aleksandris Libo su šeima pabėgo. Ir atėjo pas Stakauską, labai bijojo, nes sako, mes pavasarį tik tą žinutę gavom, o kas rudenį bus, kokia situacija, mes taip ir nežinom. Stakauskas jau tokiam gražume, čia kažkur, matosi, užmiesty susitiko ir tikrai graži tokia portretinė nuotrauka. Įvykiai. Kelkime į 44 metus susijęs su slėptuvė, dėl to ir šiek tiek šauliuosime laike. Kai prasidėjo bombardavimas, mano atkreipimas 44 metų Liepą ir visi pabėgo į kaimą, įskaitant direktorių, tai yra Stakauską. Žemaitė ir mūsų Jadzė, pabėgo direktorius, Žemaitės ir Jadzė, buvome atskirti nuo viso pasaulio. Turėjome maitintis iš savo atsargų likučių. Inžinierius Jafės sirgo skrandžio opą ir negalėjo virškinti šio maisto. Jašunskis irgi reikalavo bulvių sriubos, nepadėjo jokie įtikinėjimai ir kai likus 2 savaitėms iki išlaisvinimo 10 val. Ryto į orkaitę įdėjom puodą bulvių sriubos, po 20 minučių priešais langus pamatėme krūvą žmonių. Vienas iš jų laikė gaisrinį siurblį, pribėgo mūsų daugiabučio namo OPL, tai prieš lėktuvinę gynybą, valdytojas. Jie buvo įsitikinę, kad archyvas dega. Ir tai prasideda viena tokių intriguočiausių istorijų. Galima sakyti, 11 mėnesių gyvena ramybėj ir tos nelemtos bulvės galėjo išduoti visus. Kodėl pribėgo? Nes iš kamino pradėjo verštis dūmai, nes užkaistas šitas. Galvojo, kad miestas tuščias, niekas gal čia nepadarys nieko. Ir aišku, prasidės dalykai. Čia Libo šeima su Stakausku. Irgi graži nuotrauka, irgi iš tos pačios turbūt užmiesčio sodybos.
Su gaisrininkais tęsinys. Jašunskis aiškintis su tais gaisrininkais. Ir sako, Jašunskis atrodė siaubingai, apaugęs barzda, susivėlęs, juodas kaip čigonas nuo purvo. Jis priėjo prie gaisrininko ir pasakė, cituoju pažodžiui, ar atpažįstate mane? Gaisrininkas išsigandęs pažvelgė ir jį paklausė, kas jūs toks, ką čia veikėte? Jašunskis atsakė, aš esu Jašunskis, dirbau čia jūsų soduose, neseniai su žmona slapstėmės pas Lenkus mieste, bet dabar visi pabėgo į kaimą, o mes su žmona pasislėpėme čia. Tai kodėl deginate pečių? Moteris pakėlė triukšmą, sėdėkite tyliai, raudonoji armija ateis bet kurią dieną, o ar turite valgyti? Jašunskis atsakė, kad turi maisto. Gaisrininkas nuramino šalia stovėjusias moteris, Jašunskis grįžo pas mus nuramintas, dar ir šiandien Jafes pasakoja mums, ką darė tuo metu Libova, kai visi buvo įsitikinę, kad mes jau važiuojame į panerius. Libova nervingai ieškojo kepurės, sakydama, kaip aš galiu eiti be kepurės, o gydytojas, Libo, vis kartojo, kur mano šukos, leiskite man susišukuoti. Na, tai įdomus toksai, ne, ir atsiminimas, ir paskui 60 metų tokia refleksija į įvykius, bet Jašunskį iš tiesų išsiuntė, na, jis toksai, kaip čia, tam atsiminimas ir buvo parašyta, padariausiai atrodantis, tai, nu, maždaug eik susitvarkyti. Pavyko, niekas nepakėlė triukšmo, na, ir tos bulvės vis dėlto nepakišo kojos mūsų besislepiantiems herojams. Žinoma, Libo 56 atvykęs į Vilnių apsilanko Paneriuose ir aš manau, kad šitą nuotrauką turbūt daug kas esate matę, tikrai tiražuota. Na ir kita bus irgi daug kur matyta, tai kai kurias skaitmeninės kopijas turi Yad Vašemo archyvas. Čia jisai irgi stovi šalia to pirmojo paminklo. Na ir šita šalia duobių tikrai yra matyta ir internete klaidžiojanti. O mes keliaukime toliau. Žinoma, ne tik skausmingas, ar tik tai su juo, kaip čia sakyti, taip tiksliai su atsiminimais susiejusias Vilniaus vietas Libo užfiksavo, bet užfiksavo ir tuo metu Vilniaus vaizdinį, kas turbūt yra pats, nu, toks šalia to, kad gali atsiminimus surišti su kadrais, šiaip įdomus pasižiūrėjimas, kaip keitėsi miestas, kaip kas atrodė. Tai turime ir Lenino aikštę iš kitos pusės ir dabar paaiškinsiu, kodėl jis ten ėjo filmuotis. Tai šitas pastatas buvo jo antroji įkalinimo vieta. Pirmasis įkalinimas įvyko 41 metų Liepą, į butą atėjo gestapas ir išsivedė mane į Lukiškes. Iš ten po savaitės praleistos vienoje kameroje, rūsyje be čiužinio, be antklodės, siaubingomis sąlygomis, buvau perkeltas į apygardos teismo rūsį Mickevičiaus gatvėje, dabartinis Gedimino prospektas. Ten buvo įsikūręs Lietuvos gestapas. Vokiečių gestapas buvo įsikūręs tame pačiame teismo pastate iš trečiosios, gegužės tos Čačego Maja gatvės, dabar Vasario 16. Prasidėjo naktiniai mušimai. Mane tardė lietuviai, kaltino mane priklausimų Lenkų žydų pagrindinė organizacijai, ginklų laikymų ir organizacijos štabo susirinkimo organizavimu mano bute Pohuliankos gatvėje. Mano dideliai nuostabai man buvo parodyti nežinomų liudytojų parodymai, o po mėnesio tokių tyrimų buvau perkeltas atgal į Lukiškes, kur buvau patalpintas į rūsį, skirtą tik žydams. Tai atrodo šitas atvykimas ir užfiksavimas tai yra, tokiam, kaip čia sakyti, atminčiai, atsiminti, užfiksuoti tą vietą, kur buvo jisai kalinamas. Dėl Lukiškių kalėjimo nėra nupaveiksluota, veikiausiai suprantama, nelabai ten mes žinome iš aplinkos, kad ir gražiai gali atsistoti, ir galiausiai kalėjimas yra kalėjimas. Turime vaizdų iš Vilniaus geto teritorijos, jeigu neklystu, tai man atrodo, čia yra, kur dabar Gudyno centras, šitas kiemas. Galiu ir klysti, šiaip jeigu žinote geriau, tai pataisykite. Man 191 kadras jau susimaišęs galvoje. Stiklių gatvė ir galime pamatyti, kas įdomu, tokias mažas detalės, kurios smagiai išsisaugojo, tai gatvių lentelės, rusiška tokia kreiva viršuje, lietuviška tiesi, kaip atrodo viskas. Ir atvykimas į getą. Kuomet Pšatborskis, anot Libo, tai buvo žydas, dirbęs vokiečiams, atvežė mane į getą, manęs beveik neatpažino. Buvau numetęs 22 kg svorio ir apaugęs barzda. Net žmona pasibaisėjo mane pamačiusi. Didžiosios šventės, mano stebuklingo grįžimo iš gestapo proga, žmona pavaišino mane bulviniais blynais, nuo kurių man iš karto pasidarė negera. Bulviniai blynai atsiminimuose minimi 3 kartus. Tik tai kažkaip žmonos duoti su negalavimu. Galima pajuokauti taip.
Bet kiti du, tai tos namo prižiūrėtojos duoti vieną kartą, tai labai džiaugiasi, dar trečias kartas jau neatsimenu, bet vis tiek toks įdomus dalykas. Vėlgi turime geto teritorijos dalis, tokią, kaip čia sakyti, atviruką iš praeities, turime Mikalojaus bažnyčia, šiaip tai kelis kartus jinai net užfiksuota iš skirtingų rakursų, galima, gal nežinau, gal yra kažkokia asmeninė jos sąsaja su šita vieta. Turime užfiksuotą, žinoma, vieną populiaresnių vaizdų Vilniaus, bet man tai labiausiai smagu atkreipti ir dar mes atkreipsime vieną dėmesį, kokios būklės keliai tuo metu buvo aplinkuje, ne? Turime užfiksuotą ir Stačiatikių katedrą, su labai įdomia detalė, kurią aš tikiuosi jums pavyks man parodyti ir vadinai pavyko. Tai žiūrėjęs šitas nuotraukas, atkreipiau dėmesį į freską, kurios šiais laikais nebeturime. Ir ilgą laiką vis stengiausi rasti kažkaip tokių panašių vaizdų, bet būna iš tokio kampo užfiksuota šita cerkvė, čia kažkas šitoje pusėje matosi. Čia galbūt dėl karo, dėl kažko atsivėrė šitas toksai langas, galime pasakyti, ir tapo patogu paveiksluoti šitą Vilniaus vietą. Ir man tai tikrai šita freska buvo nematyta ir kažkaip, tokia užmiršta. Vėlgi turime senamiesčio vaizdų, Kotrynos bažnyčia, kuri, tokia jau etaloninė jam tampa. Kas įdomu, galime pasižiūrėti ir kelio ženklus senovinius, kaip viskas atrodo, apsirengimas žmonės, tikrai miestas gyvas ir įdomiai užfiksuotas. Taip, 44 metų Liepą, tai vėlgi jau pati pabaiga slėpimosi slėptuvėje, aplink mūsų archyvą pradėjo degti magistrato ir gaisrinės pastatai. Tai dabartinė Salomėjos Nėries naujojo pastato ir mašinų stovėjimo aikštelė, tenais, kur yra, tai ta teritorija. Priešais mūsų langus augę vaismedžiai buvo panglėję nuo gaisrų. Tik Liepos 14 dieną į mūsų slėptuvę atėjo žemaitis su žmona ir pradėjo mus bučiuoti. Jie atnešė gardų skanėstą, naminių sausainių. Patarė mums dar neišeiti į gatves dėl Lenkų pogrindžio. 14 dieną armijos Krajovos kariai tikrai Vilniuje buvo, tai toks geras patarimas neišeiti ir dar pabūti ramiai palaukti. Klaidžiojimas 60-metį, irgi tokią keistą vietą jisai užfiksavo, tai turime misionierių bažnyčią, turime Vizičių vienuolyną, ir turime šitą sieną, kuri nebeišliko, ir tokį labai siaurą keliuką, kuris šiais laikais labai keistai mums galėtų atrodyti. Atrodo, čia tokio, iš kitos pusės visą laiką turime kadrus ir ta misionierių bažnyčia tokia galinga atrodo viskas, o čia toksai šunkeliukas kažkoks palei sieną ir keliaujantis. Užfiksavo, aišku, Liubo ir sinagogą ir žmonės prie jos, būtent šitą nuotrauką atsiklijavus ir jos kitoje pusėje yra įrašas jidiš kalba, kad tai ir yra choralinė sinagoga. Ir tada šiaip Vilniaus vaizdai, ruošia statomas paminklas, čia, kas nežino, Kapsukui, vaizdas, kai dar nėra, kai Rūdninkų skveras yra toks atviras, kai dėl nėra Šameco. Žinoma, yra įdomių dalykų, jau visiškai smulkmeniškai tyrinėjant fotografijas, tai daug gatvės laikrodžių, tai galima kartais sužinoti, kelintą valandą jisai paveikslavo. Tai čia pagal šešėlį, kadangi iš tos gatvės aš dažnai einu į darbą, tai žinau, kad saulė taip krenta, tai pasakyti, kad rytas čia tikrai nemeluojam. Tai čia rytas, nes saulė misionierius irgi taip krenta, tai visokių tokių įdomybių galime pasižiūrėti. Dominikonų gatvės, gyvenimas tikrai mieste verda. Liepos 15 dieną rytą žmona, aš ir dukra išėjome iš mūsų slėptuvės. Moteris kieme į mus žiūrėjo su baime. Tai buvo pirmas kartas per 11 mėnesių, kai dienos metu buvome išėję į gatvę. Visi žiūrėjo į mus. Buvome išblyškę, liesi. Nuo sėdėjimo vienoje vietoje vos paėjome. Iš Ignoto gatvės išėjome į Liejyklos gatvę. Priešais Kėglių salę stovėjo sudaužytas sovietų tankas, o šalia jo raudonarmiečių lavonai. Kai kurie namai Vilniaus gatvėje vis dar degė, o gyventojai plėšė parduotuvės ir apleistus butus. Apie apleistus butus nemeluoja, jis dar pasakys savo įspūdį apie jo butą, kas nutiko. Ir aišku, užfiksuoti ir geležinkelio stotis ne kartą, gal tokia pirminė stotelė vis dėlto buvo noras užsifiksuoti, tai ir iškabą tokią senovinę galima pamatyti, ir žinoma Stalino paminklą. Trakų gatvės gyvybė, tiesa, nuotraukose šito
Nuotraukose karo randų labai mažai mieste matosi. Vis tiek per 11 metų miestas spėjo biškai apsivalyti, susitvarkyti. Vokiečių gatvės jisai nefotografavo kažkodėl. Į mažojo geto teritoriją irgi nėjo kažkodėl, išskyrus Stiklių gatvę. Ir taip pat yra užfiksuota, Vilniaus gatvės irgi nėra nupaveiksluota, yra kas fotografuojama kardinalijos griaunamas pastatas. Ir kažkodėl visi taškai susiję su Adomu Mickevičiu. Labai norėjau įamžinti ir visas paminklinės lentas skirtas Adomui Mickevičiui jisai įamžino. Tai Literatų gatvė, muziejus, ir čia tokia mažytėm raidė matosi muziejus jau dirbantis, Bazilijonų vartai ir aišku, Konrados celė legendinė. Ir aišku, čia dėja dabar nesimato jums, bet čia yra parašyta ryšių skyrius, tai dar galima dar pagilinti mūsų žinojimą. Kažkodėl ir Kačalovo lentelė jam įstrigo, kad reikia užfiksuoti Didžioji gatvė, bet man tai labiau patiko, kad užfiksuoti senieji adresų numeriai. Kaip atrodo, šitos jau lentos nebeturime. Čia prieš kelis metus jinai tik dingo šiek tiek. Dingo tai nuėmė, turiu omeny. Ir išėjo, kur eiti? Eime į Malą Pohulianką. Pažiūrėsime, ar mūsų namai išliko. Namas stovėjo nepaliestas, lipame laiptais, nuo vyrių nuplėštos guli lauko duris. Aš net pažįstu mūsų butą. Mano baldų nebėra, kilimų paveikslų, viskas svetima. Viršuje sutinkame Etingenų šeimą. Vyro, žmona ir 2 sūnus jau dieną prieš tai buvo atėję į mūsų butą, manydami, kad ne vienas iš mūsų neišgyveno. Visus 11 mėnesių jie slėpėsi bulvių duobėje, o dabar dėl kojų raumenų atrofijos berniukai vos gali judėti. Kitos, aišku, Vilniaus vaizdos, tai Lukiškių aikštės, kažkaip įdomu, užfiksuotas dalykas. Gal Mickevičius ir sukilėliai vis dėlto, kaip Lenkų kultūroje augusio žmogui yra svarbus. Dordziko paminklas, aišku, užfiksuotas net 2 kartus yra. Tai smagu vaizdas užsilipimas, aišku, ant Gedimino pilies kalno, ir tos tvoros nebuvimas, taip kaip viskas kitaip atrodo. Ir kaip čia sakyti, pradėta griauti kardinaliją, galima taip sakyti. Tai jinai dar kaip ir stovi, o mes turime jau tokią, jau podbiškį ardomą vietą. Ir dar viena tokia įdomybė, man pakliuvusi Dailės muziejus, žinoma, viskas tvarkoje, bet šitas dalykas man buvo įdomus. Ant Vokiečių gatvės kažkokio griaunamo griuvėsių, užstatyta piliečiams kažkoks tai paveikslas. Tai čia kiek pavyko išdidinti, tiek išdidinau. Visai įdomi tokia smulkmena, galima pasakyti. Atsisveikinimas su Vilniumi buvo žiaurus. Žiaurus tuo, kad jį greitai suėmė sovietai. Ir sovietai pradėjo jį tardyti ir klausė. Ir ten labai įdomu, atsiminimuose tai yra vieninteliai kartai po Jurjevo, to vieno žodžio yra keli sakiniai rusų kalba. Tai jis perpasakoja rusiškai, ką jam tardytojas sakė. Sakė, ar tu pasirašinėjai vokiečiam kažkokius dokumentus, tai yra ar tave tardė gestapas? Jo, pasirašinėjau. Tai viskas blogai, tai tu dirbai vokiečiams. Ir jisai neapsikentęs, sako, prasidėjus tokiam sovietų antisemitizmui, aš nusprendžiau išvykti ir dar spėjau būti Černiachovskio paminklo atidarime. Čia jau neatidarime, aišku, progą nufotografuoti grįžus ir su visa šeima išvykau į Lenkiją. Ir čia tokia paskutinė nuotrauka šitoje, tai visi libo, šitas vyras dažnai nuotraukose pasitaiko, nežinau, gal čia tas ir šitas, šio vardą vis pamirštu pavardę, tai yra galbūt tas, kuris ėjo su gaisrininkais kalbėtis, nes jisai liko, irgi buvo, taip, jisai galbūt liko irgi pagyventi, bet iš visų tų besislėpusių, tos tokios bendruomenės, kurias Stakauskas, Žemaitis ir Mikulskas slėpė, Lietuvoje liko tik Rolnikaitė. Vienintelė, visi kiti išsivažinėjo, bet žinau, kad Jušinskis grįžo irgi į Vilnių, tai gal ir susitiko, o kiti žmonės dėja kol kas nepažinti. Nuotraukų kopijas kai kurias pasidarė Rimantas Stankevičius, kadangi turi daug ryšių, tai klausinėjo ten kaip kas, bet dėja niekas nieko nežino. Bet toks pasivaikščiojimas po, kaip čia pasakyti, po mūsų albumą, po mūsų eksponatą. Dar ką galiu pasakyti, iškarpos, nedėjau jokių iškarpų, nes nebuvo jas labai išvaizdžios ir nepasakoja man nieko su atsiminimais, bet iškarpos yra iš prieškario žydų spaudos. Tai yra grupinės nuotraukos, tai ne tekstų iškarpos, bet grupinės nuotraukos. Labai įdomu, kad kai kur irgi neaišku dėl ko
60-mečio spalvotos tos tokios stalininio laikotarpio atvirutės Vilniaus įklijuotos į šitą, galbūt pagyvinti, ne, kažkokį tai albumo naratyvą, pasakojimą. Bet apie patį albumą nežino niekas ir Rimantas Stankevičius, kiek klausinėjo, irgi niekas nežino, kodėl jisai Vilniuje. Kaip jis atsirado Vilniaus muziejuje, tai čia labai lengva pasakyti, net neįdomu. tiesiog įsigijome, bet iki to, kaip jisai čia atsidūrė, kodėl jisai čia, mes nežinome, tai lieka tokia mislė, bet manau, kad visai įdomu tai praskleisti tokią laiko uždangą.